Gerbiami kolegos, aš tikrai tikiu, kad per 18 pastarųjų metų yra padaryta daug, kas modernizavo mokslo ir studijų sistemą. Ta reikia matyti ir tuo didžiuotis. Bet šis procesas nėra baigtinis ir yra išgrynintos problemos, iš tiesų, kurios reikia jau spręsti dabar. Pavyzdžiui, finansavimo tvarkos peržiūra. Politikai pasirinko krepšelį modelį, galbūt yra kitas modelis, bet manau, tai yra vienas iš mechanizmų pertvarkant finansavimą. Kitas klausimas yra nemažiau svarbus, tai yra paskolų sistemos tobulinimas, ieškojimas, kokia paskola turi būti sistema lankstesnė, kad, sakykime, vaikas, kuris gimė Alsėdžiuose ar Plungėje, jis turėtų tokią pat galimybę patekti bet kurį Lietuvos universitetą. Juk jam iš tiesų yra pakankamai sunku konkuruoti su licėjaus gimnazisto arba Kauno technologijos universiteto gimnazija. Čia vėlgi atsiranda mechanizmas gerinant prieinamumą prie aukštojo mokslo. Kitas nemažiau svarbus klausimas aukštosiom mokyklom, tai yra turto ir lėšų disponavimo klausimas. Tai vėlgi atveria naujas galimybės kiekvienai aukštai mokyklai. Ir dar galėčiau vardinti ir vardinti. Bet labiausiai, ko aš kvieščiau šiandieną, kad dialogas vyktų tarp universiteto bendruomenės, švietimo ir mokslo ministerijos darbuotojų, galiausiai ir politikų, kad vyktų dialogas. Tos tiesos paieškos būtinybė yra akivaizdi, kad tas dialogas nepersikeltų į gatves, į mitingus. Jis nieko neduos rezultatų, supriešins bendruomenės, o svarbiausiai nukentės jaunimas. Ačiū labai.